Labas. Labas. Tai kokia staigmena? Nu, man va staigmena, kad tu atvažiavai. Aš jums tai kas per staigmena. O tai išlip, aš tau parodysiu. Tu pirmą pasakyk. Nu, ne, tu pirmą išlip. Tas kitas, kur žiūrėjai. Duok ranką. Čia ką man piršėsi? Nu, ne, noriu pažiūrėti, kaip ant rankos. Parodo, užsidė. Gražiai? Čia bandai mane papirkti? Ne. Aš taip, už gerą gerų. Nu jo, man visada taip kažkaip, kai kažkur nesiseka, tai kitur pasiseka. O tai kas nesiseka? Ai, su Gabriu ten reikalai visokie. Ai, nu tai su Gabriu, tai aš galiu pakalbėti. Nereikia. Visas piktas. Kraftas suėmė. Dabar galvoju, kad jo eilė. Kraftas suėmė už ką? Nežinau. Bet kaip suprantu, ten dabar labai rimtai visus pakuoja. Nu ką, tai ačiū už dovaną. Tai gal pas mane užvažiuojam? Muzikos pasiklausysim. Nu jo, aš vinilų gerų turiu. Ne, ačiū. Žinau, kuo tai baigsis. Gerai. Turiu važiuoti, Vikertai. Šiaip tai mano vardas Vidmantas. Malonu, Vidmantai. Iki. Iki. Dėžutė. Kas taip? Dėžutė. Į žiedą Ai. įsidėt. Prašau. Ačiū. Tai gal dar susitiksim kažkada. Turi mano numerį. Mhm. Ačiū. Ginklą bent atidavė, Atidavė. nors tiek. Stopudovai eis kilint armoną, bet dabar bent nesu tavo ginklų. Žiūri situaciją. Nežinau, ką daryti. O su tavim pasitarsiu. Labai gerai, kad pas mane atvažiavai. Labai gerai. Daugiau neturiu pas ką. Irgi galima suprasti. Žmona užvertė, stogas pavažiavo. Dabar eis visiems iš eilės ir keršys. Ir tave dar paskui nusitems. Gerk arbatą. Aš tuoj. Prasidėjo. Atknyso visus galus. Žaidžiam iki galo. Kelio atgal nėra. Supratau.
Nu, tu čia užsiroviai. Ką tu darytum mano vietoj? Šiandien nėra ką galvoti. Tu jam padedi. Ištraukė iš psichuškės, su jis dėjo skersą ant tavęs. Savo teismą nori daryti. Tegul važiuoja toliau gydyti. Jis nebeprotis, tik labai Tu nusivylęs. jų nekontroliuoji. Prisidirbs ką nors ir tave kaip bendrininkė pakyš. Tai ką dabar į policiją skambinti? Aš galiu. Nenoriu tavęs velti šitą reikalą. Okei. Tada durą jung. Pats prisiduos. Kaip? Sakyk, kad palaikai jį. Kad nėra teisingumo su pūvų sistema. Pasakyk, kad aš galiu su Armonu suvest. Pasikalbės. Gal prisipažins. Žiūrėk. Išsiaiškinai dar ką nors? Jo. Ką? 10 minučių po žmonos nužudymo Armonas įsijungė telefoną netoli mano namų. Galėtume kreiptis į prokuratūrą? Ne, nebent Armonas prisipažintų. Nufilmuoti jį, tada. Tau reikėtų susitikti su juo. Pasikalbėti. Gal jis jau palūžęs? Nemanau, kad naktim ramiai miega. Tai ką, paskambinti? Ne, netikėtai, akis į akį. Čia Rolas galėtų padėti. Kaip? Jisai žino, kur rasti Armoną. Tai skambink Rolui. Dabar? Taip. Nebijok, aš tik tai pakalbėti noriu. Švarus, be numerių. Nepergyvenk. Gerai. Kai viską padarysi, čia rytoj susitinkam. O kaip Dovydaitytė? O kam jinai rūpi? Čia yra finalinis akordas. O paskui, kaip ir mes tarėmės, tu manęs nepažįsti, aš tavęs nepažįstu. Ir skirstomės. Tas tai ir taip aišku. Dovydaitytė. Alio? Mieste. Jei nori, galiu. Tugi žinai, aš viską padarysiu, ko paprašysi. Suveikė. Nori su Ara susitikti. Kaip man sekasi? Viskas pagal planą. Svarbiausia, Rolai, viską daryti šaltais nervais. Sėkmės. Komisaras skambino. Klausi, kada apklausim Kraftą. Rytoj. Šiandien reikia su Ignatavičium pabaigti.
Pabaigti? Ara, ant tavęs išėjo. Padarai klaidą. Prie Anos Titorenkos namų telefoną įsijungi. Ta patį padarai prie Igno Ignatavičiaus namų. Reikia bėgti. Bėgti reikia. Niekur tu nebėgsi. Darbą reikia iki galo padaryti. Vandys tau padės. Tai buvai su juo susitikęs? Kodėl be manęs? Todėl, kad aš turiu viską žinoti ir kontroliuoti. Šiandien Vandys nuveš Ignatavičių į tavo sodybę. Ir tu ten pabaigsi šitą sušiktą reikalą. Ar aišku? Į mano sodybą? Jo, Šiandien? taip. Nes geresnės progos nebus. O dabar paklausyk, kaip viskas bus. Skambinai? Jo. Nuveš tave iki Armano sodybos. Gerai, kur man jį laukti? Stoteliai po pusvalandžio. Einu pasivaikščioti. Ignai. Nepridaryk nesąmonę. Baigtų. Taigi tik pasikalbėti.
Viskas gerai. Taip. Be bairių. Pakalbį ir aš tave parvežu atgal. Ok? Jis tikrai ten yra. Taip, skambinau. Aišku, aš nesakiau, kad su tavim atvažiuoju. Gerai. Paprašyk babkių. Kokią 100 štukų. Moralinė kompensacija. Sumokės. Nu kokia prasmė tada iš visų susitikti? Ką, moralą atskaityti? Važiuojam.